Labadiena. Istorikas, visuomenės intelektualas Algimantas Kasparavičius. Algimantai, atėjo vasara, užklupo mus netikėtai, bet negali taip jau visiškai atsipalaiduoti, nes, neleidžia toks kažkoks egzistencinis nerimas. Kažkoks jausmas, kad mes išnyksim kaip dūmas. Ir kaip valstybė, ir tuo labiau kaip tauta. Nes, ką tik Žalgirio mūšio įvyko metinės. Niekas nieko neminėjo, nes, aišku, valdžia turėjo turbūt svarbesnių reikalų, vyksta baliai, festivaliai, inauguracijos, suknelės, kostiumai, yra ką veikti be to. Bet, ar man čia vienai toks įspūdis ir jausmas, kad niekam, neįdomu, nerūpi, kur yra tie Vytauto didžiojo palaikai? Tai niekas jų, ar jų iš viskas nors ieško, ar jie ten yra tos arkikatedros kažkur tai tuose Rusiuose, ar nėra toksai, labai keistas jausmas, kad visiems, kaip jums visa ta situacija, kiek jūs gal ir žino daugiau apie tai? Gal vyksta kažkas intensyviai, yra knisama, ieškoma, toliau ir... Jo, labadiena jūsų žiūrovams ir dėkui už tokį įdomų netradicinį pristatymą. Aišku, yra gerai, kad jūs arba dalį visuomenės, kaip jūs ištinka egzistencinis nerimas dėl savęs, savo šeimos, ir tautos galų gale, ir valstybės. Tai yra labai geras bruožas ir geras ženklas ir tik aš taip esu galbūt labiau šiuo atveju skeptikas. Kiek aš matau aplinkui ir ką jūs dabar beje jūsų įžanginė kalba, tą lyg ir liudija, kad tokių egzistencinio nerimo ištiktų žmonių Lietuvoje yra labai nedaug. Ir kaip jūs vėlgi taikliai pastebėjote, mes tik ką paminėjom, eilines, bet šiaip ar taip Žalgirio mūšio metinės, turbūt kalbant apie tą senąją Lietuvą, kalbant apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai turbūt yra vienas fundamentaliausių, pamatinių mūsų istorinės tapatybės ženklų, mūsų istorinės pergalės ženklų, mūsų išėjimo, ne tik išėjimo, bet mūsų įsitvirtinimo Europos politinėje istorijoje. Žalgirio mūšis. Ir jeigu mes kalbame apie Žalgirio mūšį, mes pirmiausia kalbame apie ką? Mes, tenai negalime žinoti tų visų eilinių herojų, didvyrių, kurie iš tiesų dalyvavo mūšyje ir padėjo galvas. Aš tik tai priminsiu, kad iš Žalgirio mūšio grįžo iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės grįžo kas trečias vyras. Kas trečias. 2 tenai Griunvaldė padėjo galvas, bet sakau, jie lieka, didžioji jų dalis absoliuti, jų lieka uždengta istorijos, bet mes žinome Vytautą didįjį. Vytautą, Lietuvos didįjį kunigaikštį, Vytautą, kuris tuo metu Lietuvoje veikia kaip, deja, bet taip, veikia kaip Lenkijos karaliaus Jogailos vietininkas. Aišku, Vytautas su tuo niekada nesitaikstė. Jis, aišku, kol jis tą pasiekė, po to, kai jo pusbrolis Jogaila tapo Lenkijos karaliumi 1386 metais, Vytautui reikėjo įdėti daug darbo, nukirsti daug galvų, bėgti 2 kartus pas kryžiuočius, apsiausti Kauną, apsiausti Vilnių, su kryžiuočių pagalba, kol jisai, gavo tokį, išsikovojo tam tikrą poziciją. Iš esmės jisai su savo pusbroliu karalium Jogaila elgėsi kaip lygus su lygiu, bet formaliai žiūri, pagal to meto viduramžių teisę, vis dėlto, kadangi ten yra senjoras ir vasalas, nuo to veikia visa tuometinė politinė sistema, taip, šiuo atveju Jogaila yra senjoras, o Vytautas formaliai yra vasalas, nors sakau, bendravime, faktinėme bendravime, aš nesu specialistas, bet taip kaip aš kiek matau iš šaltinių, kiek matau iš kolegų tyrimų, iš tam tikrų publikacijų, galų gale iš tos pačios istorinės logikos yra akivaizdu, kad jie veikia realybėj kaip 2 lygiaverčiai valdovai. Nežiūrint to, kad formalus statusas tarp jų yra, skirtingas. Ir tiesą sakant, būtent tas Vytautas, kuris taps didžioju dar gerokai vėliau, jis taps didžioju po kelių šimtų metų, taps didžioju dėka mūsų kito didžiojo
20 amžiaus pirmos pusės dainiaus Jono Mačiulio Maironio, to didžiojo poeto, humanisto, humanitaro, kartu ir kunigo, bet labai plačių pažiūrų žmogaus. Turbūt mums 20 amžiuje labai pasisekė, kad katalikų bažnyčia turėjo tokius žmonės kaip Maironis, kaip Vaižgantas, visai eilė kitų dvasininkų, kurie Reinys iš tiesų buvo iškilus intelektualai, tikra pilna to žodžio prasme, pilna apimtimi. Tai va, žodžiu, žiūrint į tai, kaip mes dabar visą tai priimam, kaip mes reflektuojam ir patį Žalgirio mūšį ir Vytautą Didįjį kaip, sakykime taip, fondatorių šito Žalgirio mūšio, nes iš esmės aš dar porą tokių štrichų noriu pabrėžti, kad be Vytauto energijos, jo užsispyrimo, Žalgirio mūšis greičiausiai niekada nebūtų įvykęs. Lenkijos karalystė susitarti su ordinu, išspręsti savo problemą su ordinu, kokias ten buvo trintis, teritorijos ir visa kita statusas, galėjo ir be Žalgirio mūšio. Lenkijai, kad išgyventi ir kilti kaip karalystei, augti kaip valstybei, Žalgirio mūšis buvo nebūtinas. Kitaip tariant, ir jisai nebuvo būtinas karaliui Jogailai, bet Lietuvos didžioji kunigaikštystė, jinai praktiškai neturėjo kur dėtis. Ir galima taip, aš čia labai trumpai, tokiais dygsniais, štrichais, Vytautas didysis, būsimasis didysis, Lietuvos didysis kunigaikštis, iš esmės privertė savo pusbrolį, išprovokavo, prispaudė, nes ar įvyks mūšis, ar įvyks realus karas, dar net nebuvo aišku tada, kai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė ir Lenkijos kariuomenė, įsiveržė į ordino teritoriją, susijungė ir galų galiai išsirikiavo dviejose pusėse. Vienoje pusėje įsirikiavo ordino kariuomenė, kitoje pusėje išsirikiavo Lietuvos Lenkijos kariuomenė. Jogaila neskubėjo kariauti ir buvo tokia viltis, kad gal pasibaigs panašiai, kaip, žodžiu, yra pasibaigę ten mūšiai rytuose, kai rusai su mongolais, su totoriais susitinka, pasižiūri ir išsiskirsto, žodžiu, kadangi, visi mato, jėgos yra apylygės. Mūšio išvakarės, Liepos 14, vėlų vakarą, arba 15 ankstų ryto vidurnaktį, ne viena pusė, ypatingai Lenkijos, Lietuvos pusė, tikrumo dėl pergalės jokio neturi. Tai suprantate, kad stoti į mūšį, ypatingai išeinant iš Lenkijos, iš Jogailos interesų, kurio pergalę tu nesi tikras, o pralaimėti, jeigu pralaimėsi, tai didžiulė tikimybė, kad tu neteksi postos, karalystės, statuso, nes kaip Lenkų ponija, didikai pažiūrės į karalių, kuris atvedė valstybei karą, beje, tik pakankamai šviežias karalius visiškai nesenai buvęs pagonis, neseniai apkrikštytas ir pralaimėjo. Suprantat, ta prasme, aš noriu pabrėžti tą disproporciją milžinišką. Jogaila iš tiesų bijo, Jogaila vengia, Jogaila yra linkęs tartis ir susitarti. Bet problema Vytautui yra ta, kad jisai negali susitarti su ordinu, kad išliktų Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tokia, kokia jinai yra. Net ir apkrikštyta tuo metu, kad išliktų Žemaitija prie tos LDK ir kad būtų patenkinti valstybės interesai. Tai suprantate, Vytauto dydis susideda iš tos disproporcijos, kad jisai savo pusbrolį, Lenkijos karalių, iš esmės pastato į padėtį pirmas pats, pradėdamas mūšį su Lietuvos kariuomenė, lengvai ginkluota palyginus, prasčiau, gerokai prasčiau ginkluota jaunais, žodžiu, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės riteriais, pradeda prasčiau ginkluotis, pradeda mūšį prieš kryžiuočius, tokiu būdu įsukdamas ir visą Lenkijos kariuomenę, nes kai pradeda mūšį sąjungininkas, tai aš baigsiu, 2 sakiniai, žodžiu, jisai nebeturi kur atsitraukti Jogailą ir tada mes turime tą, ką turime, sunku mūšį, nes buvo laikas, vienas momentas mūšyje, kada ordino kariuomenė užtraukė pergalės giesmę, žodžiu, Marija, Marija, bet įvyko persilaužimas pačioje mūšio pabaigoje. Ir šiandien mes, 21 amžiaus pradžioje, nesuprantame šitos Vytauto didybės ir reikšmės, nesuprantame, kad tai yra mūsų jeigu mes remiamės istoriją, bet mes nesugebame
įvertinti šito masto. Todėl iš esmės aš konstatuoju ir fiksuoju, kad Žalgirio mūšį kaip tokį, jo paminėjimą istorinėje atmintyje, funkciją, kuri turėtų būti čia, mes iš esmės esame padovanoję Lenkijai. Mes, turiu galvoje, pirmiausia, mūsų valdžia, nes jeigu jūs pažiūrėsite Lenkijoje, kiekvienais metais vyksta didžiulės Žalgirio mūšių iškilmės, sukurta filmų, sukurta spektaklių, poezija, literatūra, viskas yra padaryta. Pas mus šitoj vietoje yra iš esmės bet tai kas mes per lūzeriai, pasakykit, tai dabar iš vis atrodo, kad nei mes tartis mokam ar norim su kuo nors, nei mes grumtis dėl savo žemės esam pasiryžę. Ir mums iš vis vienodai, kur to Vytauto didžiojo palaikai, kaip taip gali būti. Žiūrėkit, to Sauliaus Poderio ten to pateiktų tų nuotraukų, tai atrodo, kad tas Vytautas ten beveik alkūnės ir kojos jo matosi, kur jisai ten yra. Tai visuomenėje atrodo, tai reikia mes visas įmanomas pajėgas valstybei bandyti jį surasti. Taip, galbūt 31 metais jau ten ta vieta yra teigiama rasta buvo. Tai kaip dabar tai suprasti? Ar čia ką, valstybėje, bažnyčia užgulusi teritoriją ir sako, čia mūsų, nesikiškit, čia ne jūsų reikalas, ar aš niekaip negaliu suprasti, kas čia yra. Tai kodėl tas netrepteli kojele aukštas ir gražus, kuris sako jau dabar konkrečiai teisėsaugai, ką reikia ir nurodinėja, ko nereikia, tai pasakytų, blemba, suraskite Vytautą didįjį kraujas iš nosies, ne? Tai kodėl to nėra? Kodėl kaip tik tas archeologas visai bandomas apjuodinti, pateikti kaip beprotis, kaip kažkas ir surasta, atkišta keletas tų karūnų, rakandų maždaug imkit, o visa kita gal jau Vatikane, ką mes žinom. Aš noriu iš karto jūsų auditorijai įspėti, kad tikrai nesu archeologas ir nepretenduoju čia, kažkokius tai specialistus, bet tai, ką aš matau iš viešosios erdvės, tam tikrus akivaizdžius dalykus. Kad pono Sauliaus Poderio teorija arba hipotezė iškelta nėra tuščia, parodo vienas labai, du momentai. Vienas dalykas tai jo patys faktiniai įrodymai, pirmiausia, ta rasta nuotrauka, kurią jisai iškapstė Lenkijoje ir kur ten yra, palaikai, vieni yra neidentifikuoti, paskui kažkur dingę, nutariamai tuo metu formaliai neidentifikuoti, visuomeniai nepranešti. Kitaip tariant, faktinė reikalo pusė, kurią jis iškapstė, atrado, tai čia be jokios abejonės. Ir kad ta faktinė reikalo pusė turi rimtą pagrindą, rodo kitas momentas, kad čia prieš kurį laiką buvo surengta, pono Poderio tam tikra konferencija su mano kolegomis, su profesorium Alvydu Nikžentaičiu ir su profesorium Alfredu Bumblausku, kuriame abudu profesoriai patvirtino, kad ta hipotezė yra rimta ir ta hipotezė verta realaus tyrimo. Tai čia yra viena dalyko pusė. Kita dalyko pusė, kad mes turime valstybę ir turime bažnyčią. Kaip mes žinome, bažnyčia Lietuvoje pagal konstituciją yra atskirta nuo valstybės. Savas atskiras organizmas, autonomiškas, kuris autonomiškai tvarkosi, nors apie tai reikėtų dar galbūt paskui dar pakalbėsim, nes tą pačią savaitę, tik kai buvo švenčiamas, Žalgirio mūšio metinės, įvyko skandalėlis, ten Žemaitijoje irgi susijęs su bažnyčia, kada du politikai pasakė kalbą, tai aš dar apie tai paskui pasakysiu, bet pirmiausia apie tai. Tai šitoje vietoje bažnyčia, jinai laikosi tokios, sakykime, kaip čia pasakyti, konservatyvios pozicijos. Jinai nenori skubėti, matote, bažnyčia šiaip ar tai pas mus yra atėjusi 14 amžiaus pabaigoje iš Lenkijos. Bet mums tai svarbu. Iš Lenkijos jinai yra atėjusi. Ir ta tokia Lietuvos katalikų bažnyčios tam tikra stiprus ryšiai, o kai kuriais atvejais netgi priklausomybė, emocinė, psichologinė priklausomybė nuo Lenkijos episkopato nuomonės yra pakankamai stipri. Ir aš manau, kad šitoje vietoje tai yra vienas iš tokių galimų paaiškinimų, kodėl bažnyčia pati nerodo didelės iniciatyvos ir visiškai neskuba ir nenori. Nesuprantate, gali susiformuoti, atsirasti labai tokia nepatogi padėtis, kurią paskui reikės paaiškinti. O kaipgi taip nutiko, kad 1931 metais tie palaikai buvo rasti,
jie buvo pakankamai tiksliai, pagal to meto mokslo galimybės identifikuoti. Aišku, tuo metu DNR nebuvo tokio jau 100%, bet pagal logiką, šaltinius ir panašiai identifikuoti ir paskui vėl buvo nuslėpti. Tai buvo padaryta šiaip ar taip, aišku, pirmiausia Lenkijos tuometinės politinės valdžios valia, bet, būkim biedni, bet teisingi. Tiek sutikti, kad ir su tuometinio, Lenkų episkopato didesnių ar mažesnių pritarimų. Priešingų atveju to padaryti nebuvo galima ir dabar visą tai, jeigu ta pono Sauliaus Poderio hipotezė pasitvirtintų ir tie palaikai šiemet ar kitais metais taip nutiktų, kad jie būtų rasti, šitas klausimas iškiltų. Iškiltų, kai iškilsi, tai išspręsim. Bet aš manau, kad šitas dalykas yra nenorima, nors kita vertus reikia turbūt tą pasakyti, kad jau nueinanti Ingos Ruginienės vyriausybė, negi priėmė sprendimą, palaimino šitą Vytauto didžiojo palaikų paiešką katedroje. Ir kas vyksta kas nors? Kiek aš žinau, kol kas dar nėra pradėti tie tyrimai, bet reikia tikėti, gali būti, kad techniniai dalykai, dar kažkas, aš sakau, nežinau. Bet faktas yra tas, kad iš tiesų aš nematau, kad šiuo atveju Vilniaus arkivyskupija rodytų didžiulę iniciatyvą, ar savarankiškai, ar jinai labai noriai komunikuotų su akademinė bendruomenė. Nėra ten, kažkokiu tai ignoravimu, bet entuziazmo taipogi šitoje vietoje, nes, galbūt bet žiūrėkit, tai dabar naujojo premjero patarėjas yra netikėtai dešinių pažiūrų žmogus, Respublikos šalininkas, trimituojantis, besirūpinantis. Tai palaukit, gal naujas premjero patarėjas truputį paspardys kažką tai ir gal pajudins tą reikalą? Darius yra iš tiesų toks rimtas patriotas, aš sakyčiau, patikimas patriotas. Tam tikrą prasme jisai gali būti įvardyjamas kaip klasikinis konservatorius, klasikinis smetoniško sukirpimo konservatorius, kažkur toks sakyčiau, galbūt ne tiek partinė prasme, bet kiek vertybinė prasme, nes jisai toks kažkas tarp konservatorių ir tautininkų, toks kompromisinis variantas, aš matyčiau daktaro Dariaus Kuolio asmenyje. Ir jūsų įžvalga visai vietoje, aš linkėčiau jam, šitam patarėjui, naujajam premjero, kad jisai... daug kas įsmerkia dėl tokio keisto viražo jo karjeroje, tai galbūt žmogus daro, ką gali, galvoja, kad bent kažką gal galima padaryti dėl tos Respublikos dabar, nes, iš tikrųjų, bet laikas parodys, ar jisai yra konservatorius, kaip sakot, ir patriotas, ar jisai konformistas. Matote, jeigu jam pavyks surasti Vytautą didįjį jo iniciatyvą, taip mes atleisim jam visas nuodėmes, turbūt. Turbūt jis pats neieškos, ne jo specifikacija, bet jeigu jisai kasti. Jeigu jisai pats tuos ryšius taip suorganizuos, kad iš tiesų bus pradėti realūs fiziniai darbai, tuo labiau, kad ponas Saulius Poderis sako, kad jisai žino, gali netgi parodyti daugiau ir mažiau tikslę vietą, kaip ir aš įtariu, kur jinai gali būti, bet tai čia palikim. Čia jau Sauliaus Poderio yra prerogatyva apie tai kalbėti, nes jis... Gal patys jau nesilaužkim su tais kastuvėliais. Taip, hipotezės autorius, jo. Ir jeigu šiuo atveju premjero patarėjui, atėjusiam iš tokios labiau dešiniosios tautininkiškos stovyklos, pavyktų tai realizuoti, tai be jokios abejonės, iš tiesų būtų didelė garbė ir šitai vyriausybei, ir be jokios abejonės patarėjui, kuris ėmėsi šitos iniciatyvos ir galbūt užbaigė ją. Ėmėsi kiek užbaigė. Jeigu imsis tos iniciatyvos. Tai jeigu išbaigs, jeigu tai pavyks. Ir dar aš tą norėjau pakalbėti apie bažnyčią ir politiką. Tiesiog atrodo, kadangi tai yra, manyčiau, tiesiogiai susiję. Kaip minėta, Lietuvos konstitucija deklaruoja bažnyčios ir valstybės atskirimą. Ir dabar, šią savaitę, man atrodo, ten per atlaidus vienoje bažnyčiai, nereklamuosiu kurio, įvyko tam tikras momentas, kada du politinės partijos lyderiai, iš esmės abudu iš Žemaitaitis ir Sinica, populistinės ir dešiniosios, Sinica ir Žemaitaitis, jiems buvo duota proga, galimybė pakalbėti, katalikų bažnyčioje, praktiškai ten po pamaldų, kaip aš suprantu.
Ir dėl to kilo skandalėlis, kilo toks, netgi ypatingai to ultra kraštutiniai liberalio, kaip čia tai, bažnyčia naudojama ir visa kita politikai, jinai taip. Bet, mėly ponai, prisiminkime mūsų sąjūdį. Ar mes smerkėme tuos kunigus, kurie dalyvavo sąjūdžio mitinguose, didžiosiuose mitinguose, kurie sakė kalbas, kurie dalyvavo mums iškovojant nepriklausomybę. Vienas dalykas. Antras dalykas, manyčiau, tai yra toks blogąja prasme jezuitiškumas sakyti, kad tie politikai gali būti bažnyčiose, žodžiu, ypatingai politinė valdžia, ar ne, arba tam tikri politiniai lyderiai per kiekvienas žymiasias religinės šventės sėdi kur. Jiems yra netgi rezervuotos pirmos ten tos laukos vadinamos, prie pat altoriaus, kairiai ir dešiniai ten sėdi visas. O kai vienu žodžiu du iš kitos politinės, sakykime, konkuruojančios politinės stovyklos gauna progą ne katedroj, ne, eiliniai provincijos bažnyčioj pakalbėti po 5 minutės, tai va šitie bažnyčios politiką, kaip sakyti, monopolizavę žmonės ir jiems tarnaujantys spauda iš to padaro tragediją. Nors jokios tragedijos. Žvėgia kaip jaunami liaudiškai tariant, nors patys, kad ir konservatoriai ne kartą kalbėjo ir to sakė iš tų bažnyčių. Jokios tragedijos čia neturėtų būti. Tai yra bažnyčia yra mūsų visuomenės dalis. Jinai gyvena tarp mūsų ir žmonės katalikiškas kraštas. Bet kita ko patys kunigai turi įvairias pažiūros ir tikrai įvairių yra kunigų, įvairių pažiūrų ir labai įvairių pamokslų. Taip. Ir kam nepatinka to klebono, tai gali į kitą parapiją įti klausyti pamokslų. Jeigu katedroje gali sėdėti ponia Grybauskaitė, ten ponia Landsbergis, Nausėda ir visi kiti, buvę komunistai, šiuo atveju 2 iš tų mano 3 paminėti, tai kodėl kitos platformininkai kai kurie. Tai kodėl iš kitos politinės stovyklos žmonės provincijoje negali pasakyti tai daro, ką gali. Žinokit, jūs teisingai pasakėt, vyksta toks šliaužiantis kažkoks perversmas, ne? Ištrinamos ribos, ištrinami simboliai, kažkaip žmonės supainiojami vietoj tų tikrųjų simbolių pakišinėjami kažkokie falšyvi simboliai, nebandoma pateikti. Ir tas noras nuslėpti tą istoriją, ta prasme, arba ir ją klastoti, netgi sakyčiau, ir tiesiog nuslėpti visam laikui. Tai baisu ir dėl to Vytauto Didžiojo, kai mes suprantam, kad tie garsieji KGBistų sąrašai, tai tikslas nėra laikinai pristabdyti, kad žmonės nepradėtų linčo teismų, ne? Kai buvo pradžia nepriklausomybės. Bet tikslas yra, kad niekada nesužinotų niekas, galų gale, ne? Nes, kaip sakyti, tai jeigu tas žmogus, kuris įtariamas numirė ir po to paaiškėjo, kad taip ir yra, dėl to ir buvo užspaudę tos sąrašus, ne? Tai yra... Matote, mes dabar turime situaciją, kada tam tikrą prasme Lietuvą valdo KGB partija, galima sakyti. KGB partija ta prasme, kad jos šalininkų, sąrašų neviešinimo, žmonių to klano nepaviešinimo šalininkų mes turim praktiškai, kaip dabar aiškėja, visose politinėse jėgose iš esmės. Arba beveik visose. Žmonės paprastai vadinasi visų jėgų atstovai ir buvo tenai. Taip, tas voratinklis yra labai tvirtas, jis yra labai patikimas ir dar aš akcentuočiau, jis yra labai naudingas, formuojant tam tikrą deep state, giluminę valstybę, kada rinkimai tarpa, žodžiu, labiau yra formalizuojami, labiau yra, ypatingai, kada mes kalbam dabar 21 amžiui, apie tą elektroninį balsavimą, kuris, mano supratimu, yra visiškai nepatikimas. Bet kas gali prisijungti prie jūsų mano kompiuterio. Ir per Estiją yra skaičiavimai vykdo. Taip. Ir jokios kontrolės, jokio ten. Taip. Šiuo atveju mes gyvename iš tiesų turbūt tokias demokratijos pabaigos etape. Formuojasi naujas totalitarizmas. Deja ne tik Lietuvoje, bet ko gero ir dideliai dalyje Europos. Tai klausykit, kada ta tiesa ir šviesa, tas tamsumas prašalins? Ar yra vilties? Matote, jeigu mes kalbame apie istoriją, tai nepamirškime, kad dėl tiesos ir šviesos žmonija kovoja turbūt kokius jau 5000 metų. 3000 metų kaip minimum iki Kristaus, ir porą tūkstančių metų po Kristaus. Tai nėra baigtinis procesas. Yra naivu galvoti, galbūt dalis mes 88 metų sąjūdžio mitinguose, ten paaugliai būdami ir jaunuoliai galvojam, kad
iškovosim laisvę ir viskas Išsivešim iš pasibaigs. tų rusų ir viskas. Taip, iš tiesų, kad Ir nubrėšim sieną, viskas kad tos į savo vietas savaime. ne. Pasaulis šitoje vietoje nesustoja. Žmogaus tokia prigimtis yra, kad viena vertus žmogus trokšta valdyti, trokšta pajungti savo kitus dėl turto, dėl egoizmo, dėl emocijų, dėl valdžios. Daugybė priežasčių yra. Ir dėl kitų apkiautimo ir nenorėjimo niekur kištis. Ir dar galima prie to pridėti kitų pabėgimo, nes kaip kitaip traktuoti milijoną išvykusių lietuvių. Jie tiesiog pabėgo iš Lietuvos, palikdami tuos ir savo tėvynę, už tą galbūt, kurios laukia, kurios vylėsi. Atsiradus pirmai progai, jie persido į kitą laivą. Iškilus pirmiems sunkumam, jie iš karto į krūmus ir viso gero. Ne, o dabar mes jiems duokim pašalpas, nutieskim aukso kelius, duokim dabar kreditus, jie norėtų gauti. kad tik jie grįžtų, ne? Jie dabar norėtų gauti Lietuvos pilietybę. Jie norėtų sukurti tokią puikią oazę gyvenimo, jie moka mokesčius kitose valstybėse, Tai jie gali grįžti be nieko ir pradėti nuo pradžių, kaip ir dėrėtų, ne? Tai prašom, tikrai laukiam labai. Jeigu ačiū, bet mūsų laikas baigėsi, tai ką pabaigai norėtumėt pasakyti? Vis dėlto šiaip ar taip yra vasara, yra vidurvasaris. Mes tik nesenai paminėjome, kas minėjo, kas neminėjo Žalgirio mūšį. Beje, aš pabaigai iškelsiu idėją auditorijai ir galbūt visai Lietuvai, kad aš manyčiau, Žalgirio mūšio metinės pilietiškai, tautiškai nusistačiusi visuomenė turėtų paminėti bent jau vėliavų iškelimu prie savo namų. Nes Žalgirio mūšis yra reali šventė ir reali pergalė. Tai nėra kažkokia tai spekuliatyviai sugalvota kaip Liepos 6 tariamo valstybingumo, nes iš esmės Žalgirio mūšis taipogi lygiai taip pat galėjo gulti kaip pamatinė idėja, pamatinė data minėti Lietuvos valstybingumo šventę, tam tikrą. Šitoje vietoje problemos, aš nemanyčiau, šitoje vietoje aš tikrai linkėčiau, kad Liepos 15, kiekvienais metais, Lietuva turėtų suplasdėti. Galbūt nebūtinai trispalvėmis, bet tikrai tomis raudonomis didžiosios kunigaikštystės vėliavomis su vyčiu, kad visa Lietuva taptų, įkvėptų mums energijos, pasitikėjimo savim ir tikėjimo savo istoriją. Neišgalvota istorija, bet ta tikra istorija. Atsiremkime ją ir eikime priekį. Kągi, tose istorijos vingiuose, klystkeliuose, kur tyko ir baltos dėmės, ir duobės, ir vis tiek gėris laimės, mes laimės. Ačiū. Tai buvo istorikas, visuomenės intelektualas Algimantas Kasparavičius. Gerų dienų. Spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.